Juk kiekvienos moters svajonė yra žvilgantis plaukai, spindinčios akys, plati šypsena, gražus dantis ir puikiai sveikata. Ir tai neatsitinka šiaip savo. Žinokit, su kiekvienais metais mes prarandam vis daugiau kolageno, ypač vyresnėme amžiuje tai labai jaučiasi. Ir kaip jums atrodo, iš kur mano tokia graži ta oda, gražus plaukai, švytinčios akys? Šiandien noriu su jumis apie tai ir pakalbėti. Kolageno struktūra. Kaip matote šioje skaidrėje, kolageno peptidai, jo mūsų organizme yra labai daug kur. Tai yra ir raiščiai, ir kraujagyslės, plaukai, akių audiniai, dantis, oda, nagai, kremzlės, kaulai, sąnariai ir sausgyslės. Na ir tikriausiai jums visiems, taip kaip ir man, labai įdomu, iš ko yra išgaunami šitie kolageno preparatai. Atkreipkite dėmesį, kolageno yra tik gyvulinės kilmės produktuose. Na ir močiutės mūsų pasakytų, kam jums tų papildų, valgykit normalų maistą ir užteks jums tų visokių kolagenų. Iš dalies jos tikrai yra teisios, nes kolageno tikrai mes galime gauti su maistu. Bet tada jau reikia tikrai dažnai valgyti žuvies produktų ir tai būtų mažos žuvelės, ančiuviai, šprotai, silkė. Taip pat yra įmanoma išvirti gerą, tikrą sultinį, bet tą sultinį reikia virti apie 4-5 valandas. Ir taip, tai yra puikus kolageno šaltinis. Na ir želatina. Tyrimais yra nustatyta, kad želatiną organizmas visai puikiai pasisavina. Bėda yra ta, kad molekulinė masė yra labai didelė ir gali sukelti alergijas. Nepaisant to, kiek jūs naudosite baltymų ir kiek sveikai jūs maitinsitės, yra dalykų, dėl kurių kolageno gamyba jūsų organizme smarkiai sumažės. Šias priežastis noriu jums ir išvardinti. Blogas miegas, per daug cukraus mityboje, traumos ir sąnarių degeneracija, aukštas kortizolis nuo emocinio streso, per ilgas buvimas saulėje, mažai antioksidantų turinti mityba, sėdėjimas visą dieną, mažai fizinės veiklos, bloga žarnyno sveikata, laisvieji radikalai, maistinių medžiagų trūkumas, tai yra cinko, vitamino C, mangano, vario ir sieros. Na ir dar nepaminėjau čia, kad aišku prisideda prie to ir alkoholio vartojimas, ir rūkymas, tai irgi labai neigiamai veikia kolageno gamybą. Na ir dabar apie kolageno gamybą mūsų kūne. Kaip jau minėjau, kad kolagenas yra natūraliai mūsų organizme sintezuojamas baltymas. Ir tai vyksta puikiai maždaug iki 25 metų. Bet atsitinka taip, kad nuo 25 metų mūsų organizmo kolageno sintezė pradeda lėtėti. Ir nuo 25 metų po 1–1,5% per metus vis sumažėja. O tai reiškia, kad būnant 45 metų kolageno lygis gali siekti iki 30–35% mažiau negu kad turėtų būti. O sulaukus 50 ir daugiau, kolageno gamyba sumažėja net iki 50%. Taigi verta susimastyti apie mitybą ir apie papildus.
Na ir kas atsitinka, kai mes naudojame papildomai kolageną. Tyrimai parodė, kad beveik 90% vienareikšmiškai pagerėjo odos stangrumas. Ir prie to dar prisideda judėjimas be skausmo sąnariuose, stiprūs kaulai, elastingi raiščiai, tvirti raumenys. Savaime suprantama, jaunatviška išvaizda. Stori, sveiki plaukai, stiprus nagai, stiprios elastingos sausgyslės, na ir stiprus imunitetas. Ir dabar noriu pristatyti kompanijos For Life Transfer Factor kolageną. Tai yra vienintelis visame pasaulyje kolagenas, kurio sudėtyje yra Transfer Factor. Tai vienintelis kolagenas visame pasaulyje, kuris savo sudėtyje turi perdavimo faktorių. Oda ir gleivinė yra pirmoji kliūtis visiems agresyviems aplinkos veiksniams, įskaitant infekcijos sukėlėjus. Naudojant For Life Transfer Factor kolageną, stipriname pirmąją organizmo gynybos liniją nuo jų. O tai reiškia, kad imunoglobulinų A lygis padidėja nuo 58 iki 73%. For Life Transfer Factor kolagenas – produktas viso kūno sveikatai ir stabdantis senėjimą. Jame yra 5 rūšių kolageno, kuris palaiko sąnarių, raumenų, kraujagyslių, plaukų ir odos sveikatą. For Life Transfer Factor padeda sustiprinti imunitetą, o vitaminai A, C, E, taip pat biotinas ir astaksantinas suteikia apsaugą nuo laisvųjų radikalų. Senėjimą stabdantis kompleksas, gerinantis odos drėgmę, tonusą ir elastingumą, kartu sumažinantis smulkių linijų ir raukšlių atsiradimą. Kas dar neturėjote progos susipažinti su Transfer Factor, pristatau jį dabar. Tai ne vitaminas ir ne mineralas ir ne vaistažolė, tai molekulės perduodančios imuninę atmintį iš vienos imuninės ląstelės kitai. Jie moko mūsų imuninę sistemą atpažinti, atsakyti ir prisiminti. Transfer Factor saugo savyje gyvybiškai svarbią informaciją ir yra mokymo centrai mūsų imuniniai sistemai. Ir tuo pačiu jie atlieka dar ir transporto funkciją, padeda vitaminams ir mineralams pasiekti atitinkamus organus. Keramidai yra lipidai, arba dar primityviau tariant, riebalai. Jie yra randami didelėmis koncentracijomis viršutiniuose odos sluoksniuose. Keramidas yra kažkas panašaus kaip cementas suklijuojantis namo sienų plytas. Keramidai padeda išlaikyti odos tvirtumą, formuodami apsauginį sluoksnį, kuris kontroliuoja drėgmės iš odos praradimą. Pagrindinė jų funkcija – statyti, jie užpildo tarpus tarp ląstelių. Kai odai trūksta riebalų, sutrinka natūralus odos apsauginis barjeras. O tai gali sukelti nemalonių pojūčių. Gali atsirasti niežėjimas, gali atsirasti išsausėjimas, kuris ir sudirgina odą. Astaksantinas – vienas iš galingiausių antioksidantų. Mokslinių tyrimų duomenimis jis gerokai pralenkia kitus gerai žinomus antioksidantus, tokius kaip vitaminas C, vitaminas E ir vitaminas A. Astaksantinas yra raudonos arba koralinės spalvos karotenoidas, išgaunamas
iš mikrodumblių. Karotenoidai yra grupė antioksidantų, kurie suteikia oranžinį atspalvį. Astaksantinas apsaugo ir padeda kovoti su ligomis. Teigiamai veikia žarnyno veiklą, taip pat sąnarius ir akis. Gali sumažinti diabeto sukeliamos komplikacijas. Biotinas, dar vadinamas vitaminu B7 arba vitaminu H. Jis vadinamas grožio vitaminu, nes jo nauda plaukams ir odai ir nagams nenuginčijama. Jis nepamainomas toms, kurias vargina plaukų užslinkimas, trapūs besisluoksniuojantis nagai ir išsausėjusi oda. Vitaminas A. Puikus antioksidantas, būtinas daugeliui organizmo procesų, įskaitant sveiko regėjimo palaikymą, normalios imuninės sistemos ir organų funkcijų užtikrinimą bei tinkamą kūdikių augimą bei vystymąsi. Vitaminas E. Labai stiprus antioksidantas, užimantis tarp visų antioksidantų antrą vietą. Mažina riziką susirgti širdies kraujagyslių ligomis, padeda užgyti žaizdoms, gydo kataraktą, sulėtina Alzheimerio ligos vystymąsi, stiprina imunitetą, palaiko normalų nervinės ir raumenų sistemos darbą. Vitaminas E yra taip pat grožio industrijoje labai garbinamas vitaminas ir be jo mes niekaip neapsieisime. Na ir pagaliau atėjome prie vitamino C, kuris yra antioksidantas numeris 1. Tai yra labai stiprus antioksidantas, be jo mes neįveiksime jokių peršalimo ligų, o tuo labiau gripo. Ir dar turiu paminėti, kad vitaminas C yra būtinas geram kolageno pasisavinimui. Jų duetas yra tiesiog būtinas. Ir noriu pasidalinti kompanijoje atliktais tyrimais, kas įvyko žmonėms, kurie dalyvavo tyrime, ir tyrimas vyko 42 dienas. Kaip matote, šitos moters netgi labai matosi ant akių raukšlės, kad labai žymiai pagerėjo būklė, išsilygino raukšlės ir beveik 90 tyriamųjų demonstravo raukšlių sumažėjimą. Paėmus visų tyriamųjų vidurkį, pastebėjo, kad apie 15% raukšlių sumažėjimas ir tai tik tai per 42 dienas. Ir statistiškai reikšmingas pagerėjimas nuo tyrimo pradžios praėjo 42 dienos. Padidėjusi drėgmė odoje buvo pamatuota iki 22% visiems tyrimo dalyviams. Ir dabar norėčiau pakviesti savo žavingą kolegę Ievą Stankūnienę, kosmetologę ir grožio ambasadorę. Ir jinai pasakys, kas atsitinka žmogaus organizmui, kai kolageno sumažėja. Ir kuogi pasireiškia, kai kolageno mūsų organizme trūksta ir kas yra žinoma apie jo tipus. Kai organizme trūksta kolageno, mūsų oda pradeda glėbti, prarandamas jos elastingumas, tangrumas, formuojasi raukšlės. Silpnėja sąnariai, to pasakoje atsiranda sąnarių ligos, akių ligos. O tipų kolageno yra net 28. Grožiui, odai, kaulams, dantims, sąnariams, sausgyslėms, širdžiai, akims, raumenims
naudingiausia yra 1, 2, 3 tipo kolagenas. Jis turėtų būti jūrinis, tai jį turėtume vartoti nakčiai. Ir kas nutinka, kai išeikvojama kolageno daugiau, negu jo pasigamina organizme? Pradeda silpnėti raumenys, atsiranda traumos, sąnarių lygos, sausgyslių raiščių elastingumo praradimas bei odos išvaizdos pablogėjimas. Ypatingai kolageno pradeda trūkti moterims menopauzės metu. Išsausėja, dyla kaulai, retėja jų tankis, sunku judėti. Taigi, mielieji, pradėkime rūpintis savo sveikata bei išvaizda. Dabar konkrečiai noriu parodyti, kasgi yra tas For Life kolagenas su transfer faktoriais. Tai yra paprasčiausi milteliai, kurių sudėtis yra labai ypatinga. Ir juos pasigaminti yra tikrai labai paprasta. Tiesiog pasiimame 240 ml vandens, tada paimame iš pakuotės vieną pakelį, kur yra 8 gramai kolageno su vitaminu C, E ir biotinų, apie kuriuos aš jau jums papasakojau. Tada paprasčiausiai juos įberėme į vandenį ir išmaišom. Ir kadangi jis yra tikrai labai puikios kokybės, labai paprastai ir labai greitai ištirpsta vandenyje, į sveikatą.